Wow. Hi. Sveiki visi. Tai ką, mes šiandien turime su jumis aptarti, už ką balsuoti per prezidento rinkimus. Taigi labai ačiū, kad susirinkot. Video gale aš jums papasakosiu, už ką balsuoti ir kaip balsuoti ir kokia yra balsavimo strategija. Ir video gale aš jums papasakosiu, kas už šitą video yra, kas už jį sumokėjo. Nes žmogus negali šiaip savo kažką daryti, nes jam rūpi. Čiagi tik valstybė. Mums ten tik gyvena. Čiagi tik prezidentas. Taigi, aš šiandien noriu apžvelgti kiekvieną kandidatą. Mes turime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kandidatai. 8 kandidatai, 7 kandidatai ir 1 kandidatė, moteris. Čia Ingrida Šimonytė. Gerai, taigi pirmam ture dalyvauja 8 kandidatai, 2 išeis į antrą turą, 6 išeis niekur. Bet atsiminkite, kad šitie prezidento rinkimai yra ne kiek rinkimų, kur mes renkam prezidentą, o tai yra mūsų toks savotiškas, tokia repeticija į Seimą. Rudenį mes balsuosim Seimo rinkimuose. Kokį rudenį ar kitais metais? Rudenį, man atrodo. Jeigu ką, pataisykit mane, aš visiškai be jokių scenarijų, ten nėra jokio, ten, kaip būna laidose, ten, kad rodo, ką sakyti, aš viską sakau iš galvos, aš neturiu jokių Google, aš neturiu jokių telefonų, aš viską darau vienu taiku, aš tiesiog paėmiau iš vyriausios rinkimų komisijos informaciją visą apie kiekvieną kandidatą, plus papasakosiu jums iš savo patirties, ką aš apie jas žinau, plus papasakosiu daug inside dalykų, kurias žinau tik aš, nes aš turėjau su, 1, 2, 3, 4, 5, su 6 kandidatais aš turėjau asmeninį susitikimą ir su vienu neturėjau seksą. Su Žemaitaičiu turiu minėti. Taigi ką, gaila, kad salė nieks nesijuokia, jaučiuosi kaip pas Tapino laidoje, laikykitės ten, žinot, kur bairė pasakai toks nejaukų biškai būna, bet toks formatas yra, komedijos. Lietuvoje politinės satyros, kai kažką sakai, nieks nesijuokia ir tada dar pusvalandį po to aptarinėjai palaidos, kad nieks nesupranta politinės satyros Lietuvoje. Taigi ką, mes turime 8 kandidatus pirmam ture. Video gale aš jums papasakosiu, ką aš už šitą video sumokėjau, video gale aš jums papasakosiu, kaip aš įsivaizduoju strateginį būdą, kaip protingai yra balsuoti, bet iš principo, kaip aš sakiau, šitie rinkimai prezidento yra repeticija prieš Seimo rinkimus. Nes iš esmės dabar visų klausimas, kas paims Nausėdos elektoratą. Socdemai nori jo, jie nori Pinskuvinę, jie nori ten visokie populistai, visi nori Nausėdos elektoratą, nes žino, kad Nausėda jisai taip jungia visą Lietuvą kažkiek ten, biški ir miestą, biški Kaune kažką, biški provincijų žmonės, moteris iš jį balsuoja, nes jisai yra katalikas ir homoseksualus žmogus, čia beje visiškai nerimtai sakau, jisai nėra gėjus, jis yra, kaip tai vadinasi, jis žmoną turi, žinot tie, kur žmoną turi tie. Gerai, taigi ką, mes turime 8 kandidatus, aš labai esu excited, nes aš labai noriu labai greitai jums apie kiekvieną papasakoti ir aš eisiu pagal, kaip jie yra VRK sunumeruoti, taip aš ir eisiu. Taigi ką, Giedrimas Jeglinskas, aš jį asmeniškai nepažįstu, bet vakar aš jį sutikau Paupį, paspaudžiau ranką, padėkojau už gan aukštą politinės retorikos lygį, nes jis pakankamai išsilavinęs žmogus, mes matome iš jo biografijos, kad nuo 2019 metų jisai dirbo Briuselyje NATO štabe. Ir dabar, jisai net 92 metais Lietuvos kariuomeniai, tarnavo kariuomeniai, tada pėstininkų batalionas, tada operatyvių tarnybų departamentas, tada Citigroup bankas, bet kažkur ne ten, nuo karo nuėjo iki banko, bičios. Keista, ne? Nausėda atvirkščiai iš banko šiaip eina į karą, nes aš nesakau, kad Lietuvoje bus karas, aš sakau, kad Nausėda eina į karą, į politinį karą. Čia labai svarbi remarka. Lietuvos Rašto Respublikos apsaugos ministerija, viceministras. Tai jisai Skvernelio kabinete buvo viceministras. Ok. Šiaip, kalbant, jis priklauso Skvernelio partijai, demokratams, Skvernelis anksčiau buvo su šitais žaliaisiais, su Karbauskiu. Aš įsivaizduoju, kad Karbauskis tiesiog turi kažkokį stiprų kompromatą, arba turėjo kompromatą Skvernelio, arba nežinau, kažkaip jie susiję. Gal jie vylėsi kartu, gal jie. Aš nesuprantu, kodėl iš vis buvo kartu, bet ką aš noriu pasakyti, kad Skvernelio partija yra 5-6 konstruktyvų žmonės, Virginijus Sinkevičius, kuris yra Europos Sąjungos komisaras, su ten vandenim, klimatu, kažką ten dirba, aš jau pamiršau, kaip vadinasi šitą konkrečiai poziciją, bet jisai yra gan konstruktyvus ir pakankamai, aš skaičiau, aš pažįstu porą žmonių iš jo komandos ir jie labai konstruktyvų žmonės, labai. Aš sakyčiau, kad jo, Lietuvoje, šiaip bendrai jau, dabar aš kalbu galbūt ne apie
ne apie mūsų kandidatą, kurį iškėlė Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Vardan Lietuvos. Gerai. Koks juokingas šiaip, ne? Pavadinimas vardan Lietuvos. Vardan, ko dar galima būti Lietuvoje? Įsivaizduot partiją vardan Latvijos. Vardan Latvijos. Vardan Estijos. Šiaip labai juokinga, pas jį pomingiai, pas Jeglinską yra beisbolas. Bet, žiūrėkit, grįžtam dabar prie jo partijos. Aš manau, kad pas Lietuvoje šiaip yra, jeigu iš socdemų paimsi, ten yra konstruktyvių žmonių. Vardan Lietuvos, Skvernelio, yra konstruktyvių žmonių. Liberalų yra konstruktyvių žmonių. Laisvės partija yra konstruktyvių žmonių. Konservatoriai yra konstruktyvių žmonių. Ir net pas valstiečius buvo konstruktyvių žmonių. Ir aš manau, kad net jeigu Agnė Širinskienė biškį išgelbėti, suteikti jai kažkokią psichologinę, negalima. Net psichologinę, emocinę kažkokią pagalbą, taip maždaug ją nukreipti labiau meilės pusę. Tai jinai būtų konstruktyvus žmogus, nes šiaip jinai šiaip gykas, jinai šiaip, jeigu imam kažkokius ten politinius oponentus ir priešus, aš manau, jinai tokia politinis kažkoks oponentas, priešas yra, nes jinai kartais mėgsta mane pabarti kažkur internete. Tai jinai šiaip yra pakankamai toks, stiprus toks oponentas. Gerai, metinės turto deklaracijas Jeglinsko. Privalomas registruotas turtas 125 000 eurų, tai reiškia chata gal kažkokia, namas. Piniginės lėšos 205 000 eurų, tai daugiau negu aš turiu kažkur 200 kartų daugiau turiu piniginių lėšų. Gerai, Gedrimai, aš rekomenduočiau už šitą žmogų balsuoti, jeigu jis turėtų šansus. Tai šansų jis dėja neturi. Ir eina jisai iš šitus rinkimus, akivaizdžiai kodėl, kad biškį išpopuliarinti Skvernelio partiją vardan Lietuvos ir kad per Seimo rinkimus jie turėtų daugiau šansų. Iš principo jie nėra kažkokie dekonstruktyvūs. Tai nežinau, tai čia jums spręsti. Ne, taip nedarom. Tiesiog. Nustumėm. Po to pas mus eina Andrius Mazuronis. Jis yra Valentino Mazuronio sūnus. Valentinas Mazuronis čia buvo tas žmogus, nuo kurio čia prasidėjo Laisvės televizijos, čia jau nieks nebeatsimenu, Laisvės televizijos tokia, šuolis į viršų, nes jisai pradėjo ten kažkaip stumti ant tapino, man atrodo, ir tada ten buvo toks memas Valentinai daug dolerių ir tada Laisvės TV labai stipriai išpopuliarino savo Patreoną. Ir čia šiaip geras marketinginis ėjimas. Ir pagaliau, kiek jau praėjo jau 30 metų, ir Laisvės TV pagaliau visai daro gerus dalykus. Pradžioje tai jie darė mano asmeninė nuomonė nelabai gerus dalykus. Bet aš dabar šūdą darau, tai viskas okei, visai susilygint. Tai... Aš noriu pasakyti, kad šito video biudžetas yra 0 eurų, nes mano brolis ten už kadro. Čia mano mikrofonas, čia mano šviesos, čia aš paėmiau iš ten ofiso, kur sėdėm, čia mes irgi paėmiau. Stalą aš turiu iš vakar, nes aš vakar čia skaičiau knygą, o kamera yra mano, nes aš ją nusipirkau kažkada, tai nes aš uždirbdavau pinigų iš stand-up'o, kol dar turėjau stand-up karjerą, dabar aš ją palikau. Taigi ką, Andrius Mazuronis, Andriu, labas. Vieną kartą jis mane pavadina Murziu. Žodį Murzius jis panaudoja savo. Jisai komentavo kažką, kad aš Seime buvau. Beje, aš vis dar nekalėjime, visi mane norėjo pasiimti kalėjime, kad Seime negalima taip elgtis. Jo, negalima taip elgtis, bet galima Žemaitaičiui viską, būnant Seimo nariu, o keiktis negalima. Alkoholinis alus. Tai ką, Andriau, jį iškėlė darbo partiją. Ir čia yra didžiausia problema. Nors debatuose aš ką girdėjau iš Andriaus ir noriu jam pasakyti atvirai, Andriau, tu nesi blogas žmogus kažkoks dekonstruktyvus, tu visai panašus į mūsų Gedrimą Jeglinską. Gedrimai, atsiprašau, tau tiesiog reikia dar 2 metus pabūti eterėje, kad aš atsiminčiau tavo vardą ir pavardę. Bet tu jau gerai varai. Iš tos pusės paklausiu, kas aš toks, kad tave vertinti? Jo, kas aš toks, aš tiesiog filmuoju video ir viskas, tai gali nereaguoti man stipriai. Tai Andrių Mazuronį aš niekada mačiau porą kartų mieste, vieną kartą mačiau, jisai ėjo prie upės, aš bėgau, jis labai mane keistai pažiūrėjo, jis galvoja, kad tu dar bėgioji, aš toks, tu dar vaikštai, toks buvo maždaug tarp mūsų. Dirbo jisai labai daug kur, projektų vadovas, generalinis direktorius, statybos direktorius. Jeigu žmogus dirbo statybos direktoriu, žmogus išmano dalykus, aš jums pasakysiu, nes aš pats dirbau statybose, todėl mūsų visi ten, tie brigadyrai, rimti vyrai. Tai ką aš noriu pasakyti apie Andrių Mazuronį? Jis nėra labai kažkoks blogas politikas. Iš principo, kodėl aš vertinu žmonės, blogas, geras, pagal ką. Man svarbu
kad būtų integracija į NATO, kad mes būtumėm Europos Sąjungoje toliau ir integruotumėm į visas manomas institucijas, kurias mes galim integruotis, nes iš principo tai mūsų apsaugo nuo išprotėjusio fašizmo ir nuo išprotėjusio visokių ten, jeigu Vėgėlė Ignas ateis, pavyzdžiui, valdžią, rytoj norės prisijungti prie Rusijos, prie Baltarusijos, mes turėsime visada įrankius, kaip šitą šūdą sukontroliuoti. Kartais Europos Sąjungai ypatingai mes matėm, kad, pavyzdžiui, neleido mums uždrausti, tarkim, tranzitą iš Rusijos į Kaliningradą ir biški gaila dėl to, nes kartais mums reikia rimtų drastiškų sprendimų ir, tarkim, kokiams ispanams šis sprendimas atseit netinka, arba ten prancūzams, arba vokiečiams. Bet mums, Baltijos šalim, tinka šitas sprendimas. Ir dėja mes visada turim pamatuoti, kad maždaug turi visa europinė šeima priimti kažkokį sprendimą ir dėja dėl mūsų nacionalinio saugumo dabar mes turime kartais tokių nesusikalbėjimo, bet ką aš iš principo noriu pasakyti, kad taip, tai yra pagalba Ukrainai, tai yra būtinai mes turime eliminuoti Rusijos režimą, Rusijos imperiją iš principo, tai čia yra mūsų pagrindinis dabar saugumo klausimas ir aišku integracija į vakarų pasaulį. Jo? Ką tai reiškia? Kad mes turime neprekiauti su Rusija, neprekiauti su Baltarusija, nepirkti iš Baltarusijos, nepirkti iš Rusijos ir nesiųsti nieko į Rusiją ir Baltarusiją. Ir nutraukti visus įmanomus ryšius. Čia aš nuo pirmų karo dienų, aš už tai stoviu ir dabar iki šiol aš apie tai kalbu ir kalbėsiu visą savo likusį gyvenimą, aš manau. Ir mes turime 1, 2, 3, 4, 5 iš 8 kandidatų, mano vėlgi nuomonė, jie yra šita prasme saugus mums. Ir su jais aš jaučiuosi palyginus saugiai. Aišku, Mazuronis niekada nelaimės rinkimų, Jeglinskas irgi niekada nelaimės prezidento rinkimų, Žemaitaitis, aišku, nelaimės, Vaitkus nelaimės, Vėgėlė irgi nelaimės. Iš principo, ką aš noriu pasakyti, kad turim iš principo 3 kandidatus, kurie yra tokie, mano nuomonė, bet tie, kurie dar ir neturi šansų, yra jų 6. Andrius Mazuronis kalba tos pačius iš principo dalykus, kaip ir kiti, dėl mūsų nacionalinio saugumo. Šiuo atveju aš manau, kad jis yra visiškai teisus. Matot, jeigu nebus saugumo, nieko nebus. Nebus nei žmogaus teisų, LGBTQ+ teisų, kas man yra labai svarbu. Man yra dar svarbu labai, kad mes kuo greičiau įvestumėm progresyvius mokesčius ir korporacijos mokėtų tikrus mokesčius. Negerbiu 90% stambaus kapitalo. Nes vienas stambus kapitalas šitą kaip magija. Gali būti juoda, gali būti balta ir dėja 90% mano nuomonė. Čia aš taip šlempas pasakiau skaičių, bet dauguma stambaus kapitalo dėja tai yra juodoji magija. Dėja. Aš čia nekalbu apie kažkokias tarptautinės korporacijos kaip Nestlé, kur prievartauja ir žudo vaikus, svarbu, kad gauti pelną ir perka visą geriamą vandenį, nežinot, Elonas Muskas perka žaliavas ir technologijas iš Kinijos ir iš tikrųjų sako viską, ką jam sako komunistų partija. Tai gerai, taigi ką? Atsiprašau, kad aš tiek daug turiu nuorodų viską. Jeigu ką, jūs galėsite mane kažkur pataisyti komentaruose iš principo, bet iš principo galite ir patikrinti mane, kad aš niekur nemeluoju jums. Arba neturiu tokios motyvacijos. Jūs man pohui, už ką jūs balsuosite iš principo. Jūs galite balsuoti nors ir už Paksą. Gyventi vis tiek, aš stiprus žmogus, aš išgyvensiu. Jūs žiūrėkit, jūs turit vaikus kažkas, nežinau, aš vaikų neturiu, man. Vaikai. Aš taip teisiškai apsisaugoju. Gerai, tai Andrius Mazuronis yra nedekonstruktyvus žmogus ir, iš principo, kad jisai darbo partijai, kur vadovauja, iš principo, de facto Uspaskichas, kuris yra rusiška kekšė. Ką jau padarysi? Uspaskichai, tu esi rusiška kekšė. Ir vėlgi šitą video iškirps šitą momentą iš konteksto ir visokios janotinės pas tave dalinsis. Bet ačiū Dievui, kad Uspaskichas mirė ir niekada nepaduos mane į teismą. Tai aš džiaugiuosi. Dar kartą noriu visiems palinkėti. Peace. Ką, Gitanas Nausėda. Su juo aš esu dar kalbėjęs iki tol, kol jis dar nebuvo prezidentu ir mes darėme interviu ir jis nepasakė nei vieno žodžio nuoširdžiai. Jis yra maksimaliai nenuoširdus žmogus, kurį ištreniravo bankas, palkit, kuris jis dirba. Jisgi dirbo banke, atsimenat, ne? Seb banke. Tai su Nausėda šiaip jo žmona gali mylėtis be kontaktinių būdų. Čia senas bairis, aš kažką buvau sugalvojęs, bet ant tiek akivaizdus šitas bairis, kad aš jį buvau dar sugalvojęs, kol dar Nausėda nedirbo Seb banke.
Tai ką, tai Gitanas Nausėda. Tai dar noriu pasakyti, kad aš kai dariau su jo interviu, jisai nepasakė nieko nuoširdžiai, bet tai yra visiškai normalu, nes jisai dirbo banke ir jisai visą savo gyvenimą formavo tokia aplink save kaip įvaizdį, kad jis yra kažkoks labai super didelis ekspertas, jisai buvo publikavęs visos televiziniuose kanaluose, iš tikrųjų jisai skaitė viską, ką jam iš tikrųjų paduoda kiti analitikai iš lapelio ir tiesiog sakė, kad iš chebra nesiparinkit, viskas bus gerai, pirkit viską, leiskit pinigus, nes, bankas yra suinteresuotas, kad mes turėtumėm kuo didesnį finansinį aktyvumą, kad mes kuo daliau pirtumėm paskolas, automobilį, viskas, aišku, jie visą laiką apsidraudžia labai stipriai ir nesakau, kad bankai yra blogai, bet iš principo tai yra jų verslas. Taigi ką, Gitanai, mes tave iš principo mylim, tu esi labai juokingas žmogus, tu skūri labai daug memų, iš tavęs juokiasi visi, net kurie tave myli ir kurias nekenčia. Ir aš manau, kad tu esi veidmainys, kad tu esi žmogus, kuris pasakys viską, dėl to pasakys viską, kad už tave balsuotų. Tu gali žiūrėti Euroviziją, bet būti prieš gėjus, tu gali iš tikrųjų būti gėjus, bet būti prieš gėjus ten, kur reikia. Tu gali būti gėjų klube, kai tau reikia, ir sakyti kažką už gėjus. Tu gali būti bažnyčiai ir irgi sakyti už gėjus, nes yra kunigų, kuriems patinka vyrai. Čia yra visiškai normalu, aš pažįstu porą, aš pats toks. Ir manau, kad, Gitana, viskas su tavimi yra tvarkoje. Viskas. Tu mėgsti žalgirį, tu mėgsti futbolą. Tu realiai mėgsti viską, ką mėgsti visi, tu mėgsti viską. Tu damą pastatėjai legaliai. Ne. Bairis buvo, irgi nieks nesiekė, nes čia nėra žmonių. Aš matau, turiu pasiteisinimą, kodėl nieks nesiekė. Gitana, viskas su tavim, iš principo, yra blogai, tu tik kartais manipuliuoji karą Ukrainoje ir kvieti Zelenskį pas mus tiesiog ciniškai uždarai visas gatves, kad visi galvotų, kad prezidentas labai rimtai dirba, bet iš principo tu tiesiog kartais perėmė iš užsienio reikalų ministerijos jų pareigas ir jų misijas ir paėmė jų idėjas ir bandai tiesiog geriau realizuoti dėl politinio PR. Tu darysi viską dėl politinio PR, nes tu dirbai visą gyvenimą PR, nes tu niekada nedirbai ekonomistu. Tu visą laiką dirbai vyriausių PR galva visą. Televizinė kalbanti galva. Sorry, kad aš tai pasakiau, labai atsiprašau, kad aš tai pasakiau garsiai. Viskas su tavimi yra tvarkoj. Aišku, ne viskas. Tarybų sąjungos komunistų partija, čia buvo skandalas. Aš asmeniškai manau, kad jeigu žmogus padarė klaidą ir iš ją atsiprašė, jis ok, aš nežinau, ar atsiprašė Gitanas. Aš nežinau, ar tu kad nors šiaip atsiprašinėjai. Aš nežinau, aš tavęs nepažįstu. Bet ką aš galiu pasakyti, kad nieko blogo nebus, jeigu jūs balsuosite už Nausėdą. Tikėtina, kad jis laimės antram ture, tikėtina, aišku, nebūtinai jis laimės. Ir dabar jisai dar savo balsus dalina visokiems populistams, kurie Seimo rinkimuose ateis ir jisai turi daugiau galių ir daugiau valdžios, o žmogus negali tiesiog būti prezidentu ir daryti savo darbą, jis nori daugiau galių. Tu nori būti ir SEBO banko vyriausio ekonomistu, ir turėti namo Pavilnio regioniniam parke, tu nori ir pistis su vyrais, kad Diana to nežinotų. Čia Bairis, aišku, jis nėra kažkoks homoseksualistas, kaip aš, pavyzdžiui. Seksualistas, žodis toks sėkmingas. Gitanai, sunku su tavim, kaip sako Diana, nusidėmė, kaip sako, Gitanai sunku su tavim, bet turėk daugiau galios, turėk visą pasaulį bet man svarbiausia, kad jis nėra vatnikas, kaip Ivanas Vėgėlė, aš tai garsiai pasakiau. Gerai, Ingrida Šimonytė. Daug už ką ją galima kritikuoti, jinai turi milijoną priežasčių, už ką ją galima ją kritikuoti, yra milijonas žmonių, kurie priklauso jos partijai, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai, vienintelė politinė partija Lietuvoje, kur dar yra 100 mažų partijų, nes jų ten tiek daug, ten yra ir kunigai, ir vaikai, suvedžiau. Ir daug įvairių žmonių, ta prasme, ten net gyvūnai gali įstoti šitą partiją, nes ten yra visi realiai. Yra kairiųjų, liberalų iki dešiniųjų, neopsichų visokių. Tokia ta partija, bet tai yra viena iš konstruktyviausių partijų Lietuvoje, nes mes turim tai, ką mes turim ant šito stalo. Matot, aš neturiu iš niekur kažkokių tai idealių išgalvotų kandidatų. Čia yra pagrindinė politinė ir gyvenimo taisyklė. Susitaikyk su realybė. Susitaikyk su tom, ką turi. Ingrida yra vienas iš jautriausių žmonių politikoje. Jinai vienintelė galbūt per debatus akivaizdžiai žvengia iš Dalbajobo Eduardo Vaitkaus. Eduardai, aš noriu pasakyti jums atvirai, jūs esat labai blogas žmogus. Ir jūs tikrai neturėtumėt miegoti labai ramiai. Ne dėl to, kad aš ten ar kažkas ten jums kažką padarys. Dėl savo sąžinės, kurios jūs kaip ir neturite, todėl jūs vis tiek miegosit ramiai. Gerai. Man patinka Ingrida dėl to, kad aš
pats mačiau ir ne tik aš mačiau, kad jinai dažnai savanoriauja, ne viešai. Jinai yra stiprus žmogus, kuris daro, kaip ir mes visi, daug klaidų, kuris turi irgi problemų su tom, kad jinai priversta irgi siekti daugiau valdžios, nes jinai taip mano, kad padarys Lietuvą geresnę, bet šiaip Ingrida yra už partnerystę, kas irgi yra pagerbtina, bet kažkaip negali priversti savo partijos narių irgi būti už partnerystę. Bet dėl Ukrainos, dėl NATO, dėl visų saugumo dalykų, viskas yra gerai su ja, viskas saugu. Dabar manęs dar visi pakasavo, kodėl tu nekalbė apie Palestiną ir aš jums iškart pasakysiu, Lietuva, mes neturim svorio labai didelio, kad kalbėti apie, tarkim, ten Palestiną ir eiti dabar prieš mūsų sąjungininkus, kaip pas mus už 50 km stovi Astravo atominė elektrinė ir išprotėję separatistai, pusiau kažkokie tai kariai, samdiniai, Baltarusijoje gali bet kada ir dar visas, bet kada gali užpult, nors aš nemanau, kad jie užpuls, bet visą laiką daro psichologinės atakas mums ir taip toliau. Mes net toj padėti. Mes, sako, bet pažiūrėkite Islandiją. Jo, bet Islandija nėra šalia Rusijos, atsipyskit viskas. Taškas. Tai ką, tai aš dar noriu biškį apie Ingridą Šimonytę porą dalykų pasakyti. Tai iš tikrųjų aš rekomenduoju visiems už ją balsuoti ir aš tikrai už ją agituoju, ne dėl to, kad konservatoriai man sumokėjo, niekada gyvenime nemokėjo, galėtų, nežinau, sumokėti, bet nemoka niekam. Yeah. Ingrida yra sąžininga dabar. Jo. Nes tai yra kol kas geriausias variantas ant stalo. Mano asmeninė nuomonė. Norit argumentų, ja. Čia kiekvienas pagal save suras argumentų. Čia, žinot, čia yra, jeigu jums patinka Adolfas Hitleris, jūs surasit argumentų, kodėl jums patinka. Aš nelyginu Ingridą Šimonytę su Adolfu Hitleriu, aš sakau, kad hebra, išsivartyti galima iš bet ko, iš bet kokio gaidžio. Argumentuoti galima bet kokią poziciją, labai silpną. Bet ką? Argumentuoti. Nu ir ką? Ir ką? Čia klausimas yra tiesiog apie jūsų vertybės. Už ką jūs ir prieš ką? Aš jas deklaravau. Taigi ką? Ingrida, šaunolė, mes už tai balsuosim. Ir nebalsuosim už kitą kandidatą, Eduardas Vaitkus. Tai yra Ivanas Vatnikas, kurio mes visi nemėgstam ir vienintelis žmogus, kuris buvo ir nacionaliniam susivienijime partijai, ir darbo partijai. Wow, jis buvo ir pas tokius abejotinas kokybės, kaip sakyčiau, nacionalistus. Aš taip atsargiai su jais, nenoriu sakyti, kad jie yra nacijai, nes jie dabar sukils, kad mes ne nacijai. Ir jie, žinot, majos svastikai ir sakys, nieko blogo, jie nemato, ką tu matai blogai, įrodyk. Oh, fuck you, tiesiog, eikit nahui, jūs tiesiog jūs niekas esate. Jo, jis turi VŠI, vadinasi, Gana yra Gana. Čia dirba su Afrikos šalim, Gana yra Gana. Aš čia šitas bairis jau, bet 500, aš kuris pasakiau, bet labai juokinga. Jis dirba Brown Medical, dirba marketingo vadovu. Jis dirba marketingo vadovu, įsivaizduojat, ką šitas žmogus gali jums parduoti. Nors jis mums visiems parduoda jau seniai šizofreniją ir išprotėjimą. Taigi ką, jis šiaip yra gydytojas. Aš irgi, jos situacija irgi būčiau gydytojas, nes save norėčiau gydyti. Kiek jis turi pinigų? Jisai šiaip 330 000 eurų turi registruotą turtą. Bet netoks jis ir durnas, iš tikrųjų. Jo, tai šitam gandonui moka Kremlius, jis yra visiškai prorusiška šliucha ir aš galiu atsakyti už savo žodžius, nes aš, man atrodo, mačiau, kaip jisai buvo su Putinu ir Lukašenka vienoj lovai seksualinė prasme ir darė jiems oralinius malonumus. Aš čia bandau tiesiog mandagiai pasakyti, kad jisai čiulpia Bibliją. Putiną ir Lukašenką. Ignas Vėgėlė. Tai irgi yra prorusiška, baltarusiška šliucha, kuris yra apsimeta, kad kažką supranta gyvenime, jis nieko nesupranta, jis pasinaudoja savo advokato tarybos pirmininkų statusu, kad praskleisti kalbą, kurią visiškai neargumentavo, kai buvo pandemija. Atsimenate, ta kalba legendinė jo, kad mes čia prieš korporacijos, kad dabar sindikatai kažką, jisai įvėlė labai daug protingų žodžių, žinot, kaip postmodernizmas, anarchokomunizmas, korporacijos, sindikatai ir taip toliau, jo, labai protingai pasakei. Ir aišku, tai išėjo pandemijos metu, kai visi žmonės buvo užsipysę ir jisai aišku pasakė kažką, kad oi, viskas blogai, čia nereikia ką, bet ir reikia, bet ir nereikia, bet ir aš ir už Rusiją, bet ir už Ukrainą, bet ir už Rusiją, bet ir už Ukrainą, bet ir su Baltarusija nereikia prekiauti, bet kaip ir ten pavojinga, bet ir... Jisai toks iš visų pusių bando gauti tos balsus ir jisai yra vienas galbūt šlikščiausių tipų pasaulyje politinėje erdvėje, bet savo eterį jisai gavo ir žinot, kas yra juokinga, jis buvo Krikščionių demokratų sąjungoje ir Lietuvos krikščionys demokratai 2001 iki 2007 metais. Visa turėjo ambicijų būti politikoje.
Ir pagaliau gavo dėmesio, pagaliau gavo eterį. Ir kaip jisai savo eterį išnaudojo? Šūdinai. Nes jis visada abejojo pagalbą Ukrainai, jis abejojo visada paramos fondais, nors jis niekada neturėjo argumentų. Jis yra žmogus, kuris niekada atvirai nėra palaikęs Ukrainos, sako, tik Ukrainos žmonės kenčia, na, jis sako, Ukrainos žmonės, pavyzdžiui, labai daug patininkų, sako, Ukrainos žmonės, aišku, Ukrainos žmonės, bet ką su tom, jis visą laiką pasako ir tada jisai, žinot, jo pasisakymas toks yra kinderis surprizas, kur dar viduje yra surprizas. Žinot, toks Trojos arklys, kaip ir mes už Ukrainą, bet viduje 300 Rusijos karių gali būti. Čia, žinot, bet koks jo teiginys, bet kokį teiginį paimkite iš Igno Vėgėlė, jisai arba manipuliuos, arba sakys netiesą, arba sakys dalį tiesos ir labai daug dalykų jisai tiesiog slėps. Taip pat mes turim aiškius įrodymus. Šarūnas Černiauskas su Andriu Tapinu padarė aišku tyrimą, kur mes akivaizdžiai įrodom, kad Ignas Vėgėlė yra baltarusiška šliūcha. Tiesiog yra baltarusiška šliūcha ir ką? Aš beje atsiprašau visų šliūchų, nes jūs esate tikrai, aš nežinau, kad tai reiškia, taip pat jeigu plačiai prasme tik prostitutė, nes aš nesu prieš prostituciją, plačiai prasme tik prieš politinę konkrečiai. Jis yra milijonierius, jis labai yra turtingas žmogus, jisai turi privalomas registruotas turtas 1 582 000 eurų. Jis yra turtingiausias kandidatas į prezidentus. Turtingiausias, nes jo šeima yra labai turtinga. Jis yra toks mūsų lietuviškasis Donaldas Trumpas. Jisai užauga labai turtingoje šeimoje. Ir jo išsilavinimas, jis sako, jo kažkoks labai nustabus išsilavinimas. Išsilavinimas nereglamentuojamas. Oksfordas universitetas teisė. Išsilavinimas nereglamentuojamas. Europos Sąjungos Hagos tarptautinės teisės akademija. Žodžiu, suprantat, daug blogų žmonių gali gauti ant popieriaus gerą išsilavinimą. Ir aš manau, kad tikras lyderis ir žmogus, kuris turi lyderis, kuris turi emocinių, moralinių, vertybinių kiaušų ir svarbu intelektą, kuris ir išsilavinimą, kuris nėra nukreiptas į tai, kad man, o pasidalinti su žmonėmis, ką turi daryti visuomininkas ir ką turi daryti politininkas. Tokie, žinot, tos savybės pasireiškia per krizės, kai yra kažkokia krizė. Ukrainos karo metu Vėgėlė čiulpė propagandistų, propagandinį bybį. Jisai kritikavo visus, jis kritikavo viską, kas iš esmės suteikė pagalbą Ukrainai. Pats jis neorganizavo nieko, jisai galėtų skirti bent iš savo milijonų ir piniginių lėšų kažkiek tai ir apie tai pasakyti ir pasakyti, pat žiūrėkit, aš skyriau pinigų, jis tada niekada nepadarė. Niekada. Aš nekalbu apie jo dezinformaciją, apie jo melą. Aš net nekalbu apie asmeniškumus. Jis keliose interviu net kalbėjo apie mane, kur net jis net tiesą sako. Jis nesako, tipo, taip ar mane, ten buvo net vienas momentas, kuris sakė, ten, tipo, Olegas, jisai lik ir Rusijoje gimė ir jisai, tai jo, ten kažkoks ten dar vedėjas, toks irgi Vaflis, kuris ten praleidžia bet ką Vėgėlė sako, tipo, jo, ten iš Rusijos, ten atrodo iš Rusijos, jo. Ok, kaip stebėt dar pas vatnikus, kaip yra, tipo, maždaug, mes nesam prieš, kaip ir mes už taiką, visi esam, mes už taiką, mes nesam nacionalistai, mes esame kaip ir, už Ukrainą, bet mes nesam prieš rusus paprastus, ne? Bet tada praeina Šuraivas ir visi, Ivanas Ruskis, žiūrėkit, jisai Maskvoje pasirodė 2 kartus, bet negavo už tai niekada pinigų, pats mokėjo už tos bilietus ir atsiprašė daug ką, bet visiems pohui. Jo, tai ką, Ignai, aš tavęs nesiširdžiai neaiškinčiau, aš linkiu tau ko blogiausio gyvenime. Ir Ignas Vėgėlė kaip idėja Lietuvoje turi mirti, nes čia yra antras Paksas. Hujovas Paksas, nes Paksas laimėjo, nes buvo tam tikras laikas. Tu, Ignai, negausi iš principo nieko, bet iš tavęs gerai pažvengs ir tave gerai taip pavartys su visais įmanomais tyrimais ir argumentais, nes tu esi silpnas. Dainius Žalimas, pažįstu jį, yra vienas iš tokių ir padariausių kandidatų, tai pagrindė tai yra 2 kandidatai, kurias aš idealiausiai norėčiau matyti antram turė, tai būtų Dainius Žalimas ir Ingrida Šimonytė, bet dėja mes suprantame, kad Lietuvoje mes turim įvairių žmonių ir visi turim balsą teisę ir mums reikės vis tiek kartu gyventi, hebra, mums vis tiek reikės surasti bendrą kalbą. Jeigu mes turėsim toliau tokį joblotą kaimyną, kur yra orkai, kurie neša išprievartavimus, mirtį ir baisiausius dalykus, mes turėsim, galbūt ir Ignas Vėgėlė stovės su savo Oksfordo švarkeliu apkasuose, suprantat? Tai mes aš abejoju. Apkasuose jis stovės tik kitoj pusėje, obviously, iš Baltarusijos pusės. Jis sakys, kad su kaimynus reikia draugauti. Taigi ką, Dainius Žalimas, Dainiau, aš
tau tu sakiau paskutinį kartą, kai buvom. Aš su juo dariau tokį mini interviu, jis įdomus žmogus, mes su juo įdomiai padiskutavom, jis tikrai išmano labai daug dalykų, ne tik savo srityje, jis yra šiaip puikiai išsilavinęs žmogus, jis turi puikų humanitarinį išsilavinimą ir aš manau, kad jis yra jo labai padarus kandidatas. Problema galbūt yra su Laisvės partija, kad jie tokie esat. Nu, blėt, kas iš vis? Okei, gerai, aš dėl Laisvės partijos čia atskirai yra istorija. Ten yra daug nuostabių ir gerų ir sąžiningų žmonių, bet kartais jie daro kažkokius keistus dalykus, kur tu nesupranti, kam jie tai daro. Tu toks... Kas iš vis man tą virtulį nominuoja į Kauno merus, Kaune, Laisvės partija, jums gerai su galva. Gal aš klystu. Aš jau nebesuprantu, gal tai yra normalu, gal aš pritėjau. Nes aš irgi dabar kalbu nenormalu, bet bent kažkoks turi būti minimalus humanitarinis išsilavinimas po žmogų. Minimalus kažkoks. Kažkoks minimalus artikuliuotas kalbėjimas apie dalykus. Kažkoks minimalus turi būti deklaravimas už ką tu prieš ką. Žinot, imti kitokių pasikalbėjimų vadybininką, kuris iš tikrųjų kairį dešinę, įpisa visi brandai ir daro bet ką iš principo. Tai irgi Olegi darai bet ką, tave per farus rodė. Blet, ne mano noro, aš nepastendindavau. Pasidalbėjau, bet ten lenda patys tą TV3 jau. Turėjau daug pasiūlymų, niekada nejau. Aš moku atskirti huinę nuo huinios, turiu tokį savybę. Bet čiagi tik pagal tavo nuomonę yra huinė, pagal tai visais. Jo, čia mano nuomonė, sorry. Gerai, Dainiau, sėkmės ir mes suprantam, kad tu išgelbėjai dabar Laisvės partiją, biškai jiems pagerinai reputaciją, nes tikrai esi puikus kandidatas ir tiesiog esi labai puikus žmogus. Tam tikrai pasmės, aš tavęs asmeniškai nelabai gerai pažįstu, bet bent jau ką matau už debatų, tai yra tikrai labai solidu ir labai stipru. Irgi už Ukrainą, mačiau Charkive buvo, net prieš važiavimą Charkivą mes buvom susitikę su Dainium ir Dainis klausė kurios niuansus iš mūsų, nes vis dėlto aš valdau fondą, kuris jau yra pakankamai geras, mano nuomonė. Mes kūrėm tikrai labai gerą paramos fondą, už jį man tikriausiai niekada nebus gėda gyvenime. Man niekada nebus gėda gyvenime, nes čia yra vienas iš šiaip, mano nuomonė, geriausių fondų, paramos fondų Lietuvos istoriją, aš džiaugiuosi dėl to. Tai va, tai su Dainius turi 31 000 registruoto turto, bet šiaip pinigų turi, man atrodo. Jo, turiu. Tai sumokėsiu šitą video, kad aš geriau. Tai Dainiau, turėsiu sumokėti. Prašau, sumokėkit man, bet biškį. Truputį. Tai aš visai jo rekomenduočiau balsuoti už Dainių. Ačiū už tai, kad jūs palaikėte Ukrainą. Jūs tų, whatever. Tai šiaip esi šaunuolis Dainiau, viskas okei. O kitas kandidatas yra Remigijus Žemaitaitis. Taigi ką? Remigijus. O, aš nežinau. Žinot, tu gali bet kokią sakyti šūdą apie Remigijų ir tai gali būti tiesa. Jis yra kažkoks irgi ten random talentų žmogus. Jisai gali vienu metu ir šaudyti, nes yra medžiotojas, o kitą ranką jisai gali rašyti Putinui, kad ateik ir išgelbėk mus, prašau. Jisai yra įdomus personažas. Čia vienas iš įdomiausių žmogus. Aš irgi jam linkiu kuo blogiausio, aišku, gyvenime, aš jo nekenčiu. 82 metais gimė, jis šiaip yra jaunas žmogus pakankamai. Jis toks jaunas ir toks šūdo gabalas jau yra. Wow. Registruotas turtas irgi turi pakankamai daug pinigų, aišku, nes iš kontrabandistų pinigų gyvena ir iš kyšių. Jis ima kyšius 100%, aš jums galiu 100% šitą pasakyti. Deklaruojamas mokestiniam paketų pajamų suma 1 milijonas. Nu, tachuja turi pinigų žmogus. Civilinių bylų skyrius, specialistas, jisai dar turi tą teisinį išsilavinimą, dėl to jisai gali tavo patatą žaisti visą laiką tą teisinį. Žinot, aš tą nesakiau, čia galimai, čia negalimai, galimai čiū. Negaliu sakyti čiulbybį, nes matot, vėlgi iškirps iš konteksto visi, sakys, Zokui pasakyti čiulbybį. Beje, labai juokinga, aš vienam video pasakiau Zokui, Zokui čiulbybį, tu man nieko neprisai, jis man nieko nepadarė, jis nieko man negali padaryti, nes jis yra politikas. Aš vis dėlto nesu politikas ir nebūsiu politikas niekada. Bet Zokas ten kažką bandė paduoti į teismą ir juokingiausiai, jisai bandė paduoti, bet jisai pabandė dėl to, kad jį įžeidžiau aš. Bet pavyzdžiui, visus, kur aš pasakiau argumentus apie jo vagystę, kad jis žmonės vežė bagažinį, kad jis yra iš vis 900 metų tiesiog tūpas banditas ir žulikas, jis niekada gyvenime negalėjo paneigti, nes tai yra faktai tiesiog ant stalo. Kaip ir faktai ant stalo, kad Žemaitaitis yra šūdo gabalas. Žinot tokie faktai, yra toks faktas. Tai ką, užsienio kalbų mokėjimas, anglų ir rusų pažengęs. Nu, kur tu būsi be rusų kalbos nepažengęs. Šiaip įdomu, kaip jis angliškai šneka. So, Remigio, I really wanted to talk with you someday in English. And we will have a good discussion. I hope so, yeah. Like, you're a cocksucker. Putin's cocksucker.
Teisingai pasakiau. Jūs išverskit apačioje, aš teisingai pasakiau. Beje, jis priklausė Pakso partijai, čia irgi labai mielai. Ir jisai su Zuoku vienu dar partija buvo irgi. Dabar jis politinį partiją, jis sukūrė savo politinę partiją, nenorėjo sakyti, kad nereklamuot. Coca-Cola vadinasi. Nenori reklamos savo video. Jo, baisus žmogus. Bet, ką, jisai sakys, kad aš dar baisesnis ir jis sakys visiems, žiūrėkite, Olegas apie mane blogai sako, Olegas yra gėjus, rodo bybį ir yra blogas žmogus ir nusipirko būtų be paskolos iš fondo pinigų, tai reiškia balsuokit už mane, nes bus visokių rusiškų botų ir dalbajovų, kurie tam tikės. Dėja. Ir šiaip, labai man patinka jų neapykantos skatinimas, nes jos buvo labai daug, į mano pusę labai daug iš įvairių pusių. Ir jo, ir kai aš gaunu, pavyzdžiui, į galvą, jiems visai patinka. Tai šiaip ačiū, kad tai darot, nes man patinka, kai mane muša. Kiekvienam sveikam žmogui patinka, kai jį muša. Ir žeminu visur. Bet aš žeminu ir bet skirtumas, matot, aš nesu politikas ir aš nevogiu pinigų iš jūsų, o tu jau vagi visą gyvenimą savo, nes tu esi seniai politikoje, seniai esi šūdo gabalas. Taigi ką? Vienintelį žmogų, kurį aš suplėšiau, tai yra Remigijus Žemaitaitis. Nieko asmeniško, sak, ja, tiesiog ir nekeičiu. Liktai nieko asmeniško. Taigi ką, mes turim 8 kandidatus pirmam ture, taigi aš jums rekomenduoju balsuoti arba už Ingridą Šimonytę, arba už Dainių Žalimą ir tikrai nebalsuoti už Igną Vėgėlę, Tadą Dalbajovą Vaitkų, Vėgėlė, už Vaitkų, už Mazuronį irgi nebalsuokit, nes tiesiog sudeginsit balsą, už Jeglinską irgi galite nebalsuoti, nes suprantat, jo, jam reikia labiau gal emocinio palaikymo negu balsų. Labiau jį reikia apkabinti. Vat ateikite jį apkabinkit, pasakykit, kad tu esi šiek krūtas čiūvas, geras bičias, pereik į kitą partiją ir būsi dar geresnis. Ir Remigijus Žemaitaitį, jeigu pamatysit gatvėje, tiesiog pasakykite jam, kad jis yra nuostabiausias žmogus pasaulyje. Pats geriausias ir jo, jis būtų dar geresnis žmogus, jeigu jis gyventų Rusijai. Kokiam nors dar name, Bilgorade, kur prie Ukrainos, kurį netyčia įskristų dronas kamikadzė. Čia aš nelinkiu jam mirties. Sakau, būtų fainas eksperimentas, pažiūrėti, ar jis mirtingas ar ne, gal jis nemirtingas. Nes toks šūdo gabalas turėtų būti iš tikrųjų nemirtingas, nes kaip jis išgyvena iki šiol, aš nesuprantu. Taigi ką, jo, ir Gitanas Nausėda, taigi ką, Ingrida Šimonytė ir Dainius Žalimas ir Gitanai, tau iš principo sėkmės žiūrėti Euroviziją, kai nekenti gėjų, sėkmės meluot savo žmonai, kad tai myli. Ir ką, tai labai smagu buvo visus suplėšti dabar, bet tikiuosi nesuplėšiau niekam, nieko. Ne, aš tikrai suplėšiau, tik žinot ką, palaukit pasakysiu. Tai gerai. Palaukit, man atrodo, čia negerai gavosi, aš kažkam čia. Aš Mazuronį suplėšiau ir biškį Žalimą galvą nunešiau. Bet realiai galima sakyti, kad apsikirpo Žalimas, nes biškį plaukai tai gerai. Jo. Ir ką, ir kas apmokėjo šitą video, kaip jūs suprantat, niekas, nes VRK klausia, kas jį apmokėjo, tai iškart sakau, kad niekas jo neapmokėjo, niekas užsakymų man neduoda, niekada nebūdavo to. Ir aš nesugiu Šimonytės patarėjas, jūs kitaip suprantat visi, ne? Bet dažnai kalbu su įvairiais politikais, nes man įdomu ir jie klausia kartais, Olegai, o kaip, pavyzdžiui, geriau nešioti kaklaraištį? Kaip tu ar kaip aš? Aš sakau, kaip aš. Labai gerai nešioju kaklaraištį, moku užrišti, nes mokyklai mūsų išmokė. Taigi ką, ačiū, kad pažiūrėjote šitą video iki galo, labai malonu su jumis dirbti, su kom nesimatėm seniai, tai prašau, aš kartais būsiu kur nors video, bet šiaip išėjau iš komedijos, viskas gyvenime yra gerai, jo, viskas yra gerai, nealkoholinis alus, o nevartokit stiprių narkotikų ir šiaip nevartokit, alkoholį irgi negerkit, būkit laimingi, palaikykit Ukrainą, nepalaikykit Rusijos, nepalaikykit Baltarusijos, jeigu pamatysit Igną Vėgėlę gatvėje, sakykit, kad jisai eitų kitur, taip. Kaip balandžiai, taip, nubėgs. Ir ką, balsuokit už Ingridą Šimonytę arba už Dainių Žalimą, bet šiaip geriau už Šimonytę balsuokit, nes iš tikrųjų Žalimas turi mažiausią šansų, jisai tai supranta, antram turi, aišku, jisai atiduos savo visus balsus Ingridai, bet
Antram ture, bet kas žmogus, jeigu išeis su konservatoriais, jisai balsuos prieš konservatorius, nes mes turim prieš konservatorių tokį antikonservatorišką į labai stiprų elektoratą, žmonės prieš jį balsuoja. Šiaip, jeigu nori dar kažką biškai suprasti apie prezidentą, paskaitykit Mažvydo Jastramskio knygą Ar mums reikia vado. Jo. Ir šiaip Mažvydo Jastramskio knygą skaitykit. Mes turim puikių akademikų Lietuvoje, TSPMI, irgi labai mėgstu TSPMI, kiek daug raidžių šalia TSPMI. Labai nemėgstu kartais žmonių, kurie baigia TSPMI, bet TSPMI labai daug gerų fainų dėstytojų. Šiaip mes turim nuostabių univerų, nuostabių knygų, mes turim nuostabią kultūrą, tai mylėkit mūsų lietuvišką kultūrą, mylėkit ukrainietišką kultūrą. Sužinokit daugiau apie Ukrainą, labai jums rekomenduoju. Tai ką, būkit sveiki, jeigu turit kažkokių problemų, man nerašykit ir skambinkit, nes aš savo labai daug turiu. Iki.